Sveiki gyvi, čia Darius Maskoliūnas, kviečiu visus žiūrėti laidą Krepšinio pasaulyje. Šiandieninė mūsų programą pristato Top Sport. Top Sport. Krepšinio pasaulyje. 2012 spalio 18 ir į Vilnių Siemens areną atkeliavo Eurolygos rungtynės. Čia susitiks Lietuvos Rytas ir Barselona. Todėl prieš rungtynes klubų direktoriaus Martyno Purlių ir paklausime, rūpesčiai tik prasideda, baigėsi ar jie tęsiasi. Jeigu įmant sezono pradžią ir pabaigą, netgi tarp sezonų yra ką veikti, pakankamai daug darbo, taip kad pirmas rungtynės namuose, aišku, jos yra ypatingos, tačiau darbų visą laiką pakanka. Direktorius atsakingas už tvarką, kad komandai viskas būtų laiku, kad žaidėjai būtų patenkinti, visų pirma, kad būtų geri rezultatai. Taip, kad ta sfera yra pakankamai plati. Manau, visi, kurie esate komandai, ne tik tai žaidėjai, treneriai, bet ir visas personalas, lygiai taip pat nori gerų komandų rezultatų ir daro viską, kad tie rezultatai pavyktų. Prieš pirmasis Eurolygos rungtynes pasikeitė, Igičių pakeitė Maskoliūnas. Taip, tai sprendimas buvo priimtas sezono pradžioj. Sakykime, taip galima pakomentuoti, kad nei rėmėjai, nei klubo vadovai nebuvo mes patenkinti tais rezultatais, ką komanda demonstravo, nebuvo įsteigimo, nebuvo tokio kovingumo. Ir buvo nuspręsta padaryti šį žingsnį, todėl manome, kad šito sprendimu turėtų pasikeisti ir komandos žaidėjų nuotaikos. Jie turėtų tapti daugiau kovingesni, turėtų pasikeisti komandos žaidimas. Į gerąją pusę, aišku, ir be abejo rezultatą. Jokių abejonių dėl Dariaus nebuvo svarstoma jokia kita kandidatūra, taip kad viskas vyko pakankamai sklandžiai. Ir įvyko viena, sakykime, vakansinė tuščia vieta. Trenerio asistento jau turit, bus ar dviese su Gronskiu? Kol kas esame mes numatę keletą kandidatų į šitą vietą. Artimiausią savaitę, manau, trenerių kolektyvas nesikeis, bet ateityje turėtų tą štabą papildyti dar vienas žmogus. Kuo jūsų manymu, gerbiamas Purly, galima paaiškinti tai, kad Siemens arena nebus pilna ir žiūrovai kažkodėl tai net į Barceloną nenori pažiūrėti, jeigu jau pyksta dėl kažko, tai dėl Lietuvos Ryto komandos, bet kodėl neteina, kažin. Aš manau, kad pasikeitus galbūt ir treneriams, komandos sirgalių požiūris pasikeis. Mes bandysime keisti bilietų kainodaros politiką. Jau nuo sekančios savaitės rungtynių su Belgrado Partizanu bus žymiai patrauklesnės kainos, tai aš manau, kad situacija artimiausiu metu pasikeis. Ar pasipildė naujajame sezone jūsų tų gerų bičiulių, kurie remia jūs skaičius, ar mažėja apskritai, ar sunku, ar lengva? Visų pirma, tai noriu padėkoti Vilniaus miesto savivaldybei, kuri tampa vis ženklesnė ir figūra mūsų rėmime, nes tapo mūsų viena iš savininkų. Tai tikrai labai žymus indėlis į mūsų finansinę situaciją. Tačiau galiu pasakyti, kad yra vedamos darybos su rėmėjais ir aš tikiuosi, kad artimiausiu metu mes pasipildysime dar keliais rėmėjais. Lyginant, kas buvo prieš 2-3 metus, kokią mes paramą gaudamo iš Vilniaus miesto, tai dabar jinai yra ženkliai padidėjusi, net galima sakyti keliais ar ne daugiau kartų. Nežinau tiksliai, kokios ten yra Kaune sąlygos, bet aš manau, kad Vilniaus parama jau tikrai artėja prie tų skaičių, kurie buvo skelbiami prieš porą metų apie Kauno miesto savivaldybės paramą Žalgirio klubui. Buvo super tauriai, Žalgiris, Lietuvos Rytas. Kuriem čia šovė į galvą tokia išganinga mintis, Vilniečiams ar Kauniečiams? Aš manau, tai buvo bendras sprendimas mūsų kartu ir išdiskutuota su nauju klubo generaliniu direktoriumi Vasiliausku. Tai galima sakyti, kad yra bendras klubo projektas, kas be abejo yra naujas reiškinys Lietuvos krepšinyje. Apskritai visi patenkinti, juk žaidžia grandai Lietuvos. Be abejo, tai yra naujas dalykas, todėl kad
rugsėjo mėnesį pasitikrinti jėgas, kai dar komandos nebuvo pilnai žinomas, gerai žinomas abiejų komandų sirgaliams. Jūs atsiūdumėni, kad sudėtis nebuvo pakankamai žinomas. Tai buvo geras dalykas ateiti žiūrovams į arenas ir pamatyti naujas komandas, naujas suburtas komandas. Be abejo, jos nebuvo pačiose geriausiose sportinėse formose, tačiau vis tiek manau, kad šitas turnyras turi ateitį ir manau, kad tai nėra vienų metų projektas. Jisai gyvuos ir kitais metais. Nieko naujo tikriausiai nepasakysiu, kad mūsų pagrindinis tikslas yra LKL čempionų žiedai. Tačiau šiame etape iki naujų metų mes labai koncentruosimės į Eurolygos rungtynes, nes mūsų pagrindinis dabar tikslas yra, pakartosiu, iki naujų metų yra patekti į Eurolygos top 16. Patekę į jį mes jau tada po naujų metų kelsime kitus tikslus ir be abejo lauksime LKL finalą. Naujasis Eurolygos sezonas atnešė ir kai kurias naujoves. Sakykime, nebeliko teisėjo komisaro. Pasakoja Vilnietis teisėjas Tomas Rimkus. Nuo šio sezono Eurolygos turnyre buvo atsisakyta komisaro funkcijų. Galbūt galima sakyti, kad buvo reorganizuotos šiek tiek šios pareigybės. Nuo šių metų Eurolygoje dirba prižiūrint rungtynes Eurolygos atstovai, tai yra asmenys, kurie konkrečiai koordinuoja kartu su klubais ir Eurolygos administracija, kad viskas vyktų pagal reglamentą, pagal rinkodaros susitarimus, televizijos susitarimus, sporto susitarimus ir taip toliau. Na, o yra stebėtojai, kurie konkrečiai stebi tik teisėjus, vertina, konsultuoja būtent Eurolygos teisėjus ir tai yra dvi atskiros funkcijos, taigi komisarų kaip tokių nelieka. Nuo kitose turnyruose viskas lieka kaip buvę, tiek Lietuvos krepšinio lygoje, Baltijos lygoje, VTB turnyruose arba FIBA turnyruose komisarai ir toliau darbuojasi taip, kaip apibrėžta krepšinio taisyklėse. Taigi Eurolygos rungtynėse visa atsakomybė dabar tenka, kaip beje aišku ir anksčiau, ir teisėjams, kurie iš esmės turi iškilus kažkokiam tai diskutuotinam epizodui arba tuomet, kai jiems reiktų pasitarti dėl laiko ar rezultato, turi bendrauti su sekretoriato teisėjais. Aišku, jiems tam yra suteikti įrankiai, video peržiūros galimybės irgi labai detaliai ir išsamei aprašytos Eurolygos nuostatose. Tai visa ta atsakomybė tenka teisėjams, konkrečiai jau ir vyr teisėjai, kuris priima lemiamą sprendimą. Na, galima sakyti, kad ir anksčiau, kaip ir minėjau, ta atsakomybė tekdavo būtent jiems, tik tai komisaras, kuris būdavo prie sekretoriato stalo, jisai turėdavo patariamąjį balsą. Iš šito nebelieka, tai bus matyti, kaip šitas reorganizavimas veiks šiame sezone. Jeigu iškyla kažkokie tikrai nenumatyti atvejai, konfliktinės situacijos ir panašiai, viskas vėl yra apibrėžta tiek krepšinio taisyklėse, tiek ir lygų reglamentuose. Po to jau po rungtynių, jeigu yra, nežinau, protestuojama arba teikiamos kažkokios pretenzijos, apeliacijos, yra teisėjų departamento atstovai, yra varžybų departamento atstovai, kiekvienos organizacijos, kurie peržiūri, kurie svarsto, kurie, galų gale tos visos procedūros, jos yra apibrėžtos. Tai reiškia, jeigu tai yra kažkokios klaidos, tai jas svarsto ir sprendimus priima lygų vykdantieji asmenys. Vilniaus Siemens arenoje šeimininkauja ne tik Lietuvos Rytas, bet ir šalies nacionalinė rinktinė, kuri šiais metais buvo išlydėta į Londono olimpinės žaidynes. Ir tada buvo atsisveikinta su šauniuoju krepšininku Ramūnu Šiškausku.
priėmė sveikinimus paliekant didįjį krepšinį, bet ir žiūrėjo į tablo, kur mes parodėme kai kurias akimirkas, kaip mūsų Ramūnas pradėjo savo kelią Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinėje. Ramūnas Šiškauskas, 2 baudos metimai, taigi štai ką tik debiutavęs Lietuvos rinktinės penketuke dabar gali pelnyti pirmuosius taškus per visą savo karjerą, žaisdamas pirmą kartą Lietuvos nacionalinės rinktinės sudėtyje. Taigi jis, galima sakyti, jau oficialiai dabar debiutavo Lietuvos komandoje. Veržiausi į aikštelę, norėjau žaisti. Na, pradžioje gal buvau kiek susikaustęs, bet ten po poros minučių palakščiau ir viskas susitvarkė. Bando pabėgti po krepšio Ramūnas Šiškauskas, štai jam perduotas kamuolys ir įspūdingas Šiškausko dėjimas. Aš šiaip stengiuosi visą laiką, kai tik proga yra dėti. O dabar, manau, ta proga ir buvo, laisvas buvau ir dėjau. Minėjau, jog šis žaidėjas yra išties įspūdingų fizinių duomenų ir užteko vos tik tai akimirkai jį palikti Islandijos krepšininkams. Tos akimirkos visų pirma, aišku, pakako Andriui Giedraičiui, kad atiduoti kamuolį savo komandos žaidėjai, ir po to Ramūnas Šiškauskas dar kartą pademonstravo savo puikų šuolį. Ne tik įdėjo kamuolį iš viršaus, tačiau dar ir privertė varžovą prasižengti. Vis tiek, kur komandos klubinės, o jau visos Lietuvos rinktinė, tai suvažiuoja patys geriausi žaidėjai, viską čia aukščiausias lygis, manau. Vėl Ramūnas Šiškauskas, dar vienas jo galingas reidas ir vėl tik tai dviese dabar sustabdo Ramūno Šiškauską Islandijos krepšininkai. Na, štai šis žaidėjas jiems yra visiškai nepažįstamas, nors beje ir iš tos rinktinės, su kuria jie susitiko prieš metus, yra tik tai keli krepšininkai, tačiau štai toks veržlus, labai šoklus ir galingai žaidžiantis krepšininkas atrodo yra visiškas siurprizas Islandijos žaidėjams, už kurių beje didžiąją dalį ir yra didesnis Ramūnas Šiškauskas. Svajonės ir lieka svajonėmis. Ne, taip, nesitikėjau, kad taip greitai. Paprasčiausia stengiausi ir taip išėjo, kad žaidžiu. Gal nebūtinai ten NBA ar kas, bet kuo toliau paprasčiausia, kad ir Europai gerai būtų. Representing Lithuania, Ramūnas Šiškauskas. Štai jie! Auksinė taurė! Vienas rungtynės geriau sekasi, kitiem kitas, bet čia yra visų pergalė. Visų, apskritai visos Lietuvos. Metų Europos vyrų krepšinio čempionate parodytą ypatingą valią bei ryžtą valstybės ordinais apdovanojo Europos čempionus. Ordino už nuopelnus Lietuvai didžiuoju kryžiu. Ramūną Šiškauską. Žaidėjas. 2007 metų geriausias Lietuvos sportininkas, krepšininkas Ramūnas Šiškauskas. Jeigu atvirai, tikrai nesitikėjau tokį įvertinimą, bet norėčiau padėkoti visiems, kurie balsavo ir kurie nusprendė, kad esu vertas šio įvertinimo. Labai jums ačiū. Sveikinam jūs su įspūdingom pergalėm Europos čempionate.
Tai yra dėl jūsų. Ačiū už jūsų palaikymą. Jūs esate jėga. To džiaugsmo daug yra, bet aišku, rinktinė yra rinktinė, čia savauju savo šalį ir kiekvienas laimėjimas yra labai brangus. Lietuvos Ryto ir Barselonos rungtynių išvakarėse Vilniečių komandos vyriausiųjų trenerių tapo Darius Maskuliūnas, kuris prieš kelerius metus buvo pakviestas pirmiausia į Žalgirį asistentu, o po kurio laiko tapo, nors ir trumpam, ir vyriausiųjų trenerių. Mūsų archyviniai kadrai primins mūsų Rimą Grygą, Žalgirio vyriausiąjį trenerį, ir jisai atsakys į klausimą, kodėl būtent pakvietė į Žalgirį buvusi žaidėją, kapitoną Darių Maskuliūną. Daug kas keičiasi. Dabar atvažiuos Darius Maskuliūnas. Perkalbėsim su juo daug ką keisim. Aišku, gerinsim. Aišku, ypač individualią gynybą. Tai tuom aš ir pasikviečiau Maskuliūną Darių. Jis vis tiek, jis senas žalgirietis, jis daug metų prabuvęs Žalgirį, buvo vienas iš geriausiai turbūt besiginančių paskutinių laikų Lietuvoje krepšininkų. Tai jo patirtis, tai bus tik tai į naudą tiems žaidėjams, kuriems reikia duoti šitą. Kartais jie atrodo gal ir žino, bet reikia dar vis tiek tokios žaidybinės, tokios gyvenimiškos patirties žaidžiant gynybą. Tai va, Darius turi tą stipriąją pusę ir aš labai džiaugiuosi, kad Darius sutiko ateiti. Nes metikų užtenka kartais, reikia besiginančių jau žmonių. Kokiais klausimais mes kviečiam Darių. Jeigu Darių dabar va šiai dienai kviestumėm vyriausią trenerį, tai aš suprantu, būtų kažkokia gal į problemą jam įeiti tą dalyką. Bet jis ateina man kaip padėjėjas. Ir aš kviečiuosi jį Darių kaip stipriai žaidžiantį gynybai kažką. Tai jis iš tos pusės. Toliau jis labai daug metų pražaidęs ir kokiuose lygiuose pražaidęs. Tai reiškia, jis tos dar žaidybinės daug patirties turi. Jis gali daug kur įvertinti situaciją ir padėti man. Vis tiek, viena galva yra gerai, dvi galvos dar geriau. Čia kiekvienas treneris, kuris priima kuo daugiau informacijos, to jis tobulėja ir juda pirmin. Aš nesu iš tokių žmonių, kur, pavyzdžiui, aš turiu savo nuomonę ir mano ta nuomonė galutinė. Aš ją galiu pakeisti ir net varžybų metu galiu pakeisti, jeigu aš matau, kad ta informacija yra gera. O Darius, sakau, mes esam bendraminčiai. Aš sakau, kaip pasakyti, jis užaugęs nuo 13 metų, man atrodo, pas mane. Taip, aš iš mokyklos paėmiau, ten buvo grupė krepšinio ir kai aš atvažiavau į Jonavą, turbūt man atrodo, aš pirmas treneris krepšinio toks buvau tikras, kur sporto mokyklai. Nes Jonava buvo daugiau mažiau tokia tinklinio ir futbolo toks miestas. tą pačią pradžią viską organizavo Juozas Storpirštis ir tenais aš pasiėmiau tą grupelę iš mokyklos, kur buvo pas Juozas Storpirštį ir, kaip pasakyti, klausimas, kas čia pirmas. Juos surinko Juozas Storpirštis. Bet aš irgi dasidėjau, kad Darius daeitų iki to lygio, kokį jis buvo pasiekęs. O spalio 18-ąją buvo Dariaus Maskuliūno krikštas Eurolygos rungtynėse šiame sezone. Buvo laikas garsiai pergalę švęst, didvyriams plot, ant rankų jos nešt. Nuvyto laurai, užteks svajoti, šiandien vėl iš naujo reikia kovoti. Jeigu tu trokšti būti geriausiu, tu prakaitą to
tampa vis. Laimėsi tu dievas, praloši užmirš. Tauta didvyrius be proto myli, bet apie bailius juk legendos tyli. Traukšti to, ko už ačiū negausi, tik šaltų protų, karšta širdim kaukis. Juk špygas laiko, už sėkmę dievai, palaimintas tu, kovok atkakliai. Kaip jis vertina tą susitikimą čia Siemens arenoje? Kol laikėme žaidybinės drausmės, kol dar turėjome pakankamai fizinių jėgų, tol 2 kėlinius atsilaikėme ir tikrai nėra paprasta Barcelona laikyti ant 13-14 taškų į kėlinuką. Taip. Trečią kėlinį vėlgi pradėjome neblogai, bet 5 klaidos iš eilės. Žaidžiant su tokia komanda mes negalim savo to leisti ir tai pradėjo mūsų griūti. O po to, kai pradėjome griūti, neatsirado priešnodžių, kaip sustabdyti tą griuvimą. Pradėjom gelbėtis po vieną, pradėjom mėtyti iš toli, nes buvo akcentuota, kad mes turime žaisti ilgai puolime, priversti juos dirbti gynyboje. Mes pabandėme neapgalvotais, kartais neprotingais metimais iš tritaškio gelbėtis, vytis, o jiem tik tai to reikia. Pasėdam truputėlį fiziškai, automatiškai neįkrito tolimi metimai. Iš po krepšio nieko negalėjome įskrebenti. Priverčiam komandą surinkti 4 asmeninės pražangas, turime kaip ir pranašumą, bet mes nelendam į vidų, o bandome viską šaudyti iš toli, kulkos patronai buvo tušti ir to pasiekoje turime rezultatą neįgimą. Aš net nenoriu kalbėti apie pinigus ir taip toliau. Jūs pažiūrėkite, apie kokias komandas jūs kalbat. Top 4 komandas. Tai būkim bėdni, bet teisingi, mes gal nelabai top 4 komanda. Tai mums ant visko reikia dirbti. Mes esam viena iš jauniausių komandų Eurolygoje, mums reikia ant visko dirbti. Ant gynybos, ant puolimo, ant drausmės, ant vienas kito supratimo ir taip toliau. Mums dar labai daug reikia ką padaryti. Mes negalim šiai dienai kaip lygų su lygiais, kad konkuruoti su tokiom komandom. Tik tai geležinės drausmės, visų nurodymų vykdymų ir daug sėkmės mums reikia, kad mes galėtume tokias komandas įveikti. O Žalgiris spalio 19-ąją žaidė Ispanijoje. Pasižiūrėkime, kaip šios komandos fanai stebėjo rungtynes prie teleekranų Kaune. Nebeužtvenksi upės bėgimo anot poeto, o Žalgirio fanų, ypač šio istorinių krepšinių klubų narių, niekas nenutildys. Net bažnyčioje, jeigu joje būtų televizorius, kuris rodytų Eurolygos rungtynes. Jie čia negalėtų tylėti. O ką jau bekalbėti apie Kauno kavines, kuriuose ne vienas ir ne 2 ekranai. Visose salėse ne vienos tuščios kėdės. Bedraminčiams draugė žiūrėti dvigubas malonumas. Ypač, kai Žalgiris Ispanijoje laimi prieš Vitorijus Caja Laboral 77-71. Bet ir kai pralošia, sakysime, Maskvoje Aleksandro Gomerskio taurės rungtynes, būnant fanams kartu širdgėla perpus mažesnė. Ir dar viena priežastis, kodėl Žalgiris visus vienyje ir 15 000 Kauno Žalgirio arena būna pilnutėlė. Eurolygos varžybas tiesiog rodo tik Viasat Sport Baltic televizija, kurios programas dėja vis dar ne visi mato. O varžybas TV6 kartoja, kai po vidurnakčio jau visa valanda būna praėjusi. Gaila, kad Eurolygos krepšinio atlikėjo Lietuvos Ryto ir Žalgirio, neaukštų ir didelių vyrų su jų temperamentingas dirigentas, pasirodančių didelėse senojo žemynų scenose, nemato mūsų kaimo ir miestelio žmonės. Gal po spalio 29-osios, kai ir Lietuva taps skaitmeninis televizijos respublika, krepšinis namų ekrane bus visada. Taip bus, jeigu pinigėlių turėsim.
nes išlaikyti ir valstybinę, ir privačią televiziją yra brangus malonumas. Kaip ir turėti Eurolygos lygio komandą, kad jį pasiektų starte iš eilės 2 pergalės. Net po 7 metų taip vėl padarė Žalgiris. Neįtikėtina, bet akivaizdu. Ir nugalėjo ne bet ką, o stipriausius Europoje krepšinio šalies Ispanijos vieną geriausių ekipų iš Vitorijos. 16 kartų Žalgiris žaidė su šio miesto reprezentacinė komanda. 7 kartus laimėjo ir 9 pralaimėjo. Paskutinį kartą 2010-2011 metų sezone Vitorijoje laimėjo +3 taškais, o Kaune -6 pralaimėjo. Nebuvo lengva pasiekti pergalę ir šį kartą. Iš pradžių 8 taškais pirmavo šeimininkai, o trečiajame kėlinyje net 14 taškų persvarą turėjo Žalgiris. Rungtynių pabaigoje lietuvių ir ispanų ekipa skyrė vos 2 taškai - 73-71. Tačiau Žalgiris išlaikė persvarą ir laimėjo 77-71 +6. Sunkiai buvo dvikova, bet pergalė neatsitiktinė, užtikrinta, nes Kauno ekipa pranoko varžovus taikliau, mesdama ir 2 taškus, ir 3 taškus, tik nuo baudos linijos galėtų būti taiklesnė. Žalgiris atkovojo žymiai daugiau kamuolių, ypač rungtynių endšpilyje, ir suklydo, kad visada tai būtų tik 9 kartus. Neskaičiuokime, kuris krepšininkas kiek minučių žaidė ir kiek taškų pelnė. Visi, kurie išbėgo aikštelėn, kurie ir liko sėdėti, yra pergalės kalviai. Juk visi kartu kasdien treniruojasi ir grūdinasi, kad Žalgiris laimėtų. Tačiau vieno žmogaus, trenerio Plazos, negalima nepaminėti. Pagaliau Žalgiris turi pirmąjį po lietuvių Jono Kazlausko komandos vyriausiąjį trenerį, ispaną, kuris ne tik puikus strategas, bet ir psichologas, sugebantis net savo žvilgsniu priversti žaidėją paklusti jo bei mūsų visų troškimui, visą save atiduoti pergaliai. Nepralaimėjusio nebūna. Tačiau jeigu komanda suklumpa atidavusi visas jėgas, jos niekas niekada nesmerks. Net ir šie nepakartojami Žalgirio fanai, mokantis džiaugtis, bet ir esantis negailestingi. Nuo meilės iki neapykantos, ypač oranžinių kamuolio sporte, yra vos vienas žingsnelis. Kai nuo 1999 pavasario Žalgiriui iškovojus Eurolygos taurę prabėgo jau beveik 13 metų. Gal kitą metą pagaliau Žalgirį pamatysime Eurolygos komandų ketveriukėje. Krepšinio fanai be svajonių, kaip ir paukščiai be sparnų. Tad laukime pavasario. Štai ir viskas, ką norėjome jums papasakoti šį kartą. Top Sport. Top Sport. Visą laidą vedėme iš Vilniaus Siemens arenos. Iki pasimatymo po savaitės.